Sekmadienį Ekranas paskutinį kartą šiame sezone sužais oficialias rungtynes Panevėžio futbolo akademijos stadione. Panevėžiečiai 13 valandą namuose susitiks su Tauragės Tauro komanda. Šiuo susitikimu Ekranas baigs įtemptą balandžio mėnesio rungtynių maratoną, kuomet mačai vykdavo kas 3 ar 4 dienas. Šį kartą susitikimui su tauragiškiais ekraniečiai turėjo visą savaitę, tačiau poilsiui skyrė tik vieną dieną. Savaitė prasidėjo antradienį. Darbingos nuotaikos, ruošiamės rungtynėm, viskas gerai. Laukiam rungtynių. Kai visada negalima tikėtis, kad rungtynės bus lengvos, bet nusiteikim kaip visą pergalį. Ekrano puolėjas Arsenij Buinickiai sako, kad kiek ilgesnė pertrauka tarp rungtynių komandos iš ritmo neturėtų išmušti. Nemanau, kad sutrukdys, tai daugiau laiko bus atsistatyti po tų rungtynių, kur buvo dažniau, tai vis tiekgi neilsimės, o dirbam, ruošiamės. Manau, nėra skirtumo. Ekranas ir Tauras turnyro lentelėje šiuo metu yra skirtinguose poliuose. Panevėžiečiai žengia 3 ir savo sąskaitoje turi 13 taškų, o Tauro ekipa pirmąjį tašką iškovojo tik praėjusiame ture ir yra turnyro lentelės apačioje. Ekranas ir Tauras pečius surems jau šį sekmadienį 13 valandą Panevėžio futbolo akademijos stadione. Ateikite ir palaikykite Ekraną paskutinėje namų kovoje ant dirbtinės dangos. Bilieto kaina tik 5 litai.